Jo, vis tiek dar yra užlikęs įsitikinimas, kad moteris tik atsakinga yra už vaikus ir už maistą. Ir tas toksai mintimis, kad tipo, jo, šitą turiu daryti, šitą, o aš tai tiesiog uždirbu pinigų, žinai, ir aš grįžtu namo ir aš ilsiuosi ir darau, ką noriu. Ja, moteris atsakingos už maistą, bet sakoma, kad vyrai geriausi šefai, ne? Sveiki visi, mes esame podcast Nesveikas ir šiandien su jumis aš Domas. Ir aš Augustė. Taip pat šiandien turime gerbiamą svečią, kuris galbūt kviesim jūs prisistatyti truputėlį apie save. Tai esu Tadas, ne? Tai iškart galim sutarti, kad kreipsitės į mane vardu, jeigu turėsit klausimą. Gerai, bus man gerai paprasčiau ir patogiau. Gal sunku bus truputėlį apsiversti, nes pozicijas truputėlį pasikeičia. Tai esu Tadas, esu organizacinis psichologas, šiuo metu studijuoju psichologijos srities doktorantūroje, taip pat dėstau, dirbu jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Tai gal tiek, nežinau, čia tokios turbūt bazinės labai veiklos, ne, mane labiau pažįstat kaip dėstė. Taip, iš visokiausių ir seminarų turėjom, ir laboratorinių irgi. Taip, tai tada pirmiausia, tai kokia šiandien tema mūsų, nes tokia... Jo, tai mes šiandien kalbėsim apie pusiausvyrą tarp karjeros ir šeimos įsipareigojimų kažkokių. Tai. Bet pirmiausia, aš manau, norėjau paklausti, kad kokių jūs dar veiklų turit? Išskyrus va tos visus mokslinius dalykus ir dėstymą, va, kažkokių ten tų visų dalykų, ką jūs dar norit, ką jūs dar veikit? Daugiau mokslo užsiemu. Tai šiaip mokslas man tokia sritis yra ganėtinai didelė mano gyvenime ir svarbi, nes aš matau tame labai daug prasmės. Tai aš turiu daug tokios papildomos veiklos, kas apima tiesiog įvairių duomenų analizę, papildomų straipsnių rašymą. Mėgstu visai rašyti ir populiariuosius vadinamus straipsnius, mes taip jas vadiname, net yra visuomeniai skirtus straipsnius LRT publikuojama, Delfi arba tiesiog vadovų tinklalapyje. Jeigu truputėlį atitolstant nuo statistikos, nuo visų duomenų analizės, tai to lieka laiko truputėlį mažiau, bet mėgstu žiūrėti anime. Ja. Dabar, kas žiūrim su partnerė, tai yra Demon Slayerį. Nes aš buvau žiūrėjęs kelis sezonus, tada praėjo 4-5, 3-4 apšau ir tada aš nežiūrėjau, tai sakau, draugė, davai pradėkim žiūrėti viską iš naujo. Tai šitas dabar tas ant bangos, ko labiausiai ir vis galvoju apie tai, net labai norisi sugrįžti namo. Taip, o šiaip tai iš tikrųjų, tai gal keistai skamba, bet man tas mokslas yra darimas yra tokia didelė dalis ir man labai būtų keista kažkaip nuo jo nukrypti. Tai daug laiko skiriu tam ir aišku, tada nedarbo daug iš tikrųjų, bet tada ir šeima visą laikotarpis toks yra jau tada buvimai su kitais, ne, kartais tiesiog namų ruoša. Savę turiu prisižiūrėti, ne, sportas, sveikata ir panašiai. Tai aš manau, čia iš tikrųjų net ir visai geras toksai perėjimas. Aš sakėt, anime žiūriu, aš žiauriai apsidžiaugiu. Aš irgi seniau ypatingai daug labai žiūrėdavau, bet bandant nenukrypti labai nuo temas, tai iš tikrųjų vat, ir geras perėjimas, minėjot, vat, ir su darbu, ir vat, su šeima, vat, tas vat, bandymas išlaikyti to balanso ir dar to laisvo gyvenimo, laisvalaikio, kaip pasakyti, turėjimas. Tai galbūt pirmiausia reikėtų biškai gal apsibrėžti, kaip mes suprantame vat, tą balanso išlaikymą. Kas galbūt, ar tai yra konkretus planavimas, ar tai yra nuo situacijų kažkaip, vat, tiesiog į tą temą įėjimas, tai galbūt turite įžvalgų apie iš savo gyvenimo iš pradžio, po to jau eisime galbūt prie to gilesnio aspekto. Tai jeigu kažkaip taip pergalvant savo asmeninį gyvenimą, tai tas mano balansas labai kisdavo, ne? Tikrai studijų laikotarpiu buvo turbūt daugiau studijų irgi ir to laisvalaikio savo mažiau. O šitoje vietoje, kadangi atsiranda kažkaip aplinkoje ir socialinis ratas plečiasi ir atsiranda artimi santykiai, tai truputėlį nenori, galbūt laiko tu skiri tam daugiau. Tai mano tas balansas, man atrodo, yra susijęs su to, kiek man ta veikla tam tikrai yra malonė arba kiek jaučiu tam tikrą motivaciją kažką daryti. Tai tikrai banguojantis nėra jis pastovus, ne, kad 50% skiri darbą, 50% skirti šeimai arba ten 30-70 arba panašiai. Tai čia ta mano asmeninė, tokia nedalinantis, jeigu patirtis, kas sako mokslas, tai mokslas nesutarė. Nes yra terminas darbo šeimos balansas, bet aš asmeniškai irgi labai nemėgstu kaip tyrėjas, nes man atrodo labai sunku operacionalizuoti. Nes daugelio atveju yra tiesiog pasitenkinimas. Kiek tu jauties pasitenkinęs savo tuo balansu kažkokiu, arba tą būseną, arba to kiekiu, kiek turi skirti darbų ir šeimai. Kiti apibūdina taip kaip konflikto nebuvimą. Kiti apibūdina kaip konflikto ir praturtinimo kažkokią dermę. Tai žodžiu, man balansas, jeigu taip žiūrėt labai išmokslinis tokias pusės, man jis labai nepatinka terminas, nes man atrodo labai sunku konceptualizuoti, yra tikrai nemažai kritikos.
šitam reiškiniui, tai aš, jeigu įmanoma balanso, tai aš vengiu. Aš suprantu logiką, aš suprantu, kad jis yra pakankamai lengvai turbūt suvokiamas ir naudojamas dažnai praktikoje, bet man turbūt iš to vietų kaip tyrėjų tai yra truputėlį toks neaiškus terminas ir aš jo truputėlį vengiu. Minėjot motivaciją, kaip galbūt, arba tokį, kaip, kas labiau maloniai jaučiasi ir taip toliau. Bet manyčiau, kad irgi gal savotiškai tai dalykas, kuris labai, kaip minėjot, kintantis, bet nespecifiškai galbūt kintantis priklausomai nuo mūsų poreikių. Tarkim, galbūt darbas jau nebesuteikia motivacijos, bet reikia dirbti labai. Arba atvirkščiai, galbūt konfliktai namuose nebesuteikia motivacijos, galbūt norėt grįžti ir būti ir taip toliau. Bet kaip iš tikrųjų, kada atskirti, kada motivacija yra, kaip pasakyti, atitinkama mūsų poreikiams, o kada mūsų motivacija galbūt biški jau reikėtų net nepasikliauti tiek smarkiai, sprendžiant, kaip tą laiką paskirti. Šiaip labai sunkus klausimas, nes šiaip motivacija irgi tokia labai plati tema, mes turim labai daug skirtingų požiūrių ir teorijų, kaip apibūdinti motivacinį aspektai, kurie tyriami. Tai aš asmeniškai reaguočiau tą dalį, kai aš jaučiu motivaciją, kad nenoriu būti namuose. Tai man atrodo, mes daugeliu atveju tiesiog pamirštam, kad mūsų šiaip organizmas ir sąmonė sako labai daug apie mus, kas mums vyksta gyvenime. Tai man atrodo, mes kartais tiesiog pamirštam truputėlį pareflektuoti, kaip aš bendrai jaučiuosi, nes tikrai yra tų svarstymų ir tyrimų, kurie rodo, ir teorija tai turbūt irgi sakytų, kad aš, pavyzdžiui, galiu kaip tik būti labiau linkęs įsitraukti darbinę veiklą dėl to, kad jaučiu šeimoje kažkokį tai konfliktą, nepasitenkinimą, man neteikėte daug malonumų. Arba iš kitos pusės galiu atsitraukti nuo darbo dėl to, kad man šeima netampa dėl kažkokių priežasčių labai labai svarbi. Ir aišku, ten pasikeitimai gali būti labai natūralūs. Pavyzdžiui, gimsta vaikas ir tu nenori, turbūt jau supranti, kad yra, tampa tavo didelė gyvenimo dalis, ir tai aišku, tai yra tėvystės ir motinystės, nenoriu sakyti atostogos, nes tai nėra atostogos, bet tai to termino neturim. Bet žodžiu, bet kokiu atveju, tada tu turi dėl objektyvių ganėtinai priežasčių motivacija nukreipsta. Tai motivacija labai platus terminas, bet man žada šitoje vietoje, kaip atpažinti, kada aš kažko nebedarau arba neįsitraukiu, ar atidėlioju net, jeigu truputėlį išeinant iš šio pokalbio ribų, tai mes kartais per mažai tiesiog reflektuojam, kas daro su mumis, tokiam emociniam lygmenį, nes iš tikrųjų tai viską mes jaučiam, viskas vyksta su mumis, bet mes tiesiog nepastebėm, arba kartais nenorim pastebėti. Manau, dar vienas aspektas yra, kad yra daug, manau, žmonių ir nemoka galbūt irgi, sakykime, tinkamai reflektuoti. Arba kad ir man tai ypatingai yra tas toksai asmenis, galbūt čia požiūris vis tiek yra su savirefleksija, kad kartais yra labai sunku nuoširdžiai reflektuoti savo. Ypatingai lengva yra irgi terminas savotiškas racionalizuoti kažką ir atrodyti, kad aš čia reflektuoju. Tai manau, kad vis tiek, aišku, tokio situacijoje reikėtų, situacijos priklausoma ir viską, bet galbūt yra tiesiog, nepaisant motivacijos, kadangi, kaip jau ir aptarėm, jinai tokia ganėtinai dalykas, kuris, gali kaitaliotis nuo situacijos, jisai daug visko reiškia. Tai galbūt yra kokių kitų būdų ar komunikacijos, kaip bendradarbiaujant su partneriu kažką nuspręsti, arba, kokie iš tikrųjų galėtų būti būdai, kaip atrasti savo tą balansą, arba refleksijos gal būdai. Aš kažkaip noriu dvi dalis atreaguoti. Pirmas dar klausimas, čia galima keiktis ar ne? Don't be shocked. You're shocked? Nebuvo, ne? Kartais nusikeikia. Aš tai pasakysiu, angliškas neįsireiškimas, bet man tai jis kažkaip labai gerai apibūdina tą visą reflektavimo klausimą, kad yra fucking hard. Ir aš, jeigu taip žiūrėt formaliai, aš esu vis dar studentas, doktorantūros studentas, tai manau 10 metų studijų. Ir mes sakom, kad psichologijai vienas iš tų esminių įrankių yra tavo asmenybė, tai reiškia, aš turiu gerai pažinoti save. Ir patys patiriate per studijų, kad jūs turite labai daug refleksijų vyruošyti, patyrimą savo analizuoti. Bet kad ir kiek metų tą darai, vis tiek nėra lengva. Nėra, kad dabar parašysiu ir ten 10 puslapį parašiau refleksijos asmeninės, nebandydamas racionalizuoti. Tai šiaip reflektuoti yra ganėtinai sunkus dalykas ir mes, nėra, kad tu padariau penktadienį, dabar spalį kažkada prisėsiu, spalį 18 dar kada prisėsiu. Turbūt nuolatinis dalykas, tai man atrodo tas suvokimas, kad visų pirma tai yra įgūdis, tas truputėlį turėtų palengvinti suvokimą. Tai čia viena tokia tema, dėl reflektavimo, tai aš kartoju, kad tai nėra svarbi ir mes turim tą reflektuoti, kad pažintume save ir kas vyksta su mumis, bet tai nėra lengva padaryti, ir praktika turbūt mūsų asmeninė tą patį sako.
O antra dalis dėl to partnerio kažkaip komunikavimo, tai šitoje vietoje šiaip taisyklė labai paprasta, tiesiog kalbėtis. Ir šitoje vietoje man atrodo, kad kartais mes, nežinau, gal bijom kartais kažką pasakyti, bijom įžeisti, kartais nežinom žodžių, kartais bijom reakcijos kažkokios. Tai man atrodo, mes kartais patys savo sukuriam tam tikrų barjerų tam kalbėjimui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, labai paprastas taisyklė tiesiog yra kalbėtis ir dalinti savo tam tikrais skausmais, nes turbūt tie artimi santykiai, tam ir yra, ne, kad mes turim kažkokį žmogų, kuris mums tą savo emocinį saugumą turėtų suteikti. Nes aš dabar labai kritiškas pabūsiu, tai iškart žiūrovo atsiprašau, ne, čia nėra tikrai jokio diagnostika, bet jeigu jums sunku kalbėti su partneriu, tai gal nesaugiai kažkaip jaučiatės. Tai gali būti dėl partnerio, gali būti dėl jūsų, ne, tam tikrų nuostatų arba įstikinimų, arba tiesiog kažkokį vidinių baimių. Tai kalbėjimas ir iš to vietoj, man atrodo, nėra jokios auksinės taisyklės, kaip tą daryti. Tai nežinau iš tikrųjų, ką čia daugiau pridėti. Perlip per save, tiesiog čia yra pirmas irgi toks žingsnis, kad nebijoti perlip per savo tos visus įsitikinimus. Kas yra labai sunku, bet visą reikia save challenginti. Tas irgi, manau, yra svarbu. Turbūt ir to, ir aišku, reikia irgi pripažinti, kad ne visada tas pokalbis atliekamas gerų laiku, ne, grįžta partneris, susikasęs po darbų, pavargęs, dabar žiūrėk, reikia susijęs pasikalbėti, leis žmogų pailsėti, ne, čia nebūtinai vyras ar moteris, o ne, čia abidvi lytis gali būti, jeigu santykiai ne tos pačios lyties tas pats galioja. Tai man atrodo, šitoje vietoje galim truputėlį paplanuoti ir ką paklausti, ne, kad tas pokalbis tiesiog nebūtų, nežinau, randomizuotas labai neatsitiktini žodžiai. Tai pergalvokit, ką jūs norite pasakyti, pagalvokit, ne, ar pagalvokit galbūt ir kokios net pasiūlymus, kas gali būti, ne, kitą situaciją spręsti ir tas tinkamas laikas. Turbūt galėtų būti daugiau tų patarimų, kažkaip jaučiu, kad prie to priėjau, bet man atrodo, keli svarbus dalykai, kas gal palengvina tą kažkokį kalbėjimus, net perlipimas per save, bet to pačiu apgalvotą klausimą, ne tai, kad pasakyk. Neišvemsi, tiesiog ateis ir išvemsi visą, kas blogai. Tai žinai, mums nesiseka, pakalbėkim. Tai apie ką kalbam dabar, ne? Kažkas ne taip tiesiog, abstraktu. Bet čia taip baisu, žinai, kas būna, kad, tu nori suplanuoti, kad, reikia pasikalbėti, bet tas pats žodis, kad mums reikia pasikalbėti, tai yra daug baisiau skamba, negu iš tikrųjų tas pats pokalbis. Tai ir vėl į tą atsižvelgti šiek tiek reikia. Ir dar vienas momentas, man atrodo, yra kartais atrodo labai yra sunku pamatyti tą ribą tarp kalbėjimos ir tos komunikacijos ir tiesiog rėkimo arba tiesiog tų debatų tokių, kad bandymo to įrodyti, kad aš teisus ir net neklausimo kitos pusės. Tai irgi reikia į tai, manau, žiūrėti vis tiek, su kuo daugiau empatijos, nors ir kokia ta situacija, jeigu bandoma išlaikyti, kad tie santykiai vis dėlto liktų tiesiog neišsiskirt. Tai man atrodo, empatija irgi turi labai didelę rolę tame, nes, ir iš asmeninės patirties, iš gyvenimo savo ir iš pažįstamų visokių, labai dažnas atvejis, man atrodo, yra tas, kad tiesiog, trūksta to supratimo apie, kad galbūt aš irgi esu kažkurioje vietoje neteisus, arba atrodo, kad ypatingai aš asmeniškai su to susidūręs, ne su partneriu, bet tiesiog su draugais, kad kadangi dar psichologiją pastudijau jaunesnis, kai buvau, aš galvoju, aš viską suprantu, aš skaitau mintis kitų, aš viską suprantu, tu man net nesakyk, aš jau viską žinau. Iš esmės ir tas, man atrodo, reikia suprasti, kad mes nežinom kito žmogaus. Bet galbūt liekantis tą temą apie šeimos, būtent tą gyvenimą, kaip turėtų veikti darbų pasiskirstymas namuose? Specifiškai galbūt, nes manau, ypatingai kalbant apie, tos, sakykime, standartinius santykius moteris ir vyras, manau, kad šita tema labai dažnai yra jautri daugeliui tokių porų. Aš šiaip sakyčiau, kad ta tema dar jautri ir labai politizuota, ne, mes mėgstam dabar rinkimų laikotarpis. O šiaip tai dėl to pasiskirstymo, tai, man atrodo, čia, aš pasakysiu taip, tai truputėlį gal yra susiję ir su to, kad mes savęs kartais nepažįstam. Nes man atrodo, kad mums tiek yra daug lengviau daryti tos veiklas, kurios esam stiprus. Ne, yra toks dalykas kaip stiprybės asmeninis. Tai, pavyzdžiui, aš namuose tai pasakysiu, aš esu pagrindinis žmogus, kuris gamina maistą. Bet dėl to, kad aš sugebu tiesiog sugalvoti kokį nors greitą receptą, nesunkiai padaryti. Ne? Draugė mažiau mėgsta tą daryti ir mes tiesiog tą pasidalinimą ir turim. Aišku, yra tam tikrų veiklų, kur tiesiog nieks galbūt nemėgsta daryti. Ne? Šitoje vietoje tiesiog turbūt nereikia tikėtis, kad kažkas kitas padarys. Ne, susiras kažkokią tiesiog taisyklį.
Tai va, tas pasiskirstimas turbūt dažnu atveju yra labiau numanomas negu kažkoks sutartas. O tai aš esu vyras, dabar moteris man padarys maistą, ne? Tai vaiką pati pirma nueis pasižiūrėti ir panašiai. Tai tikrai mes turim tam tikrų stereotipų ir įsitikinimų, bet šitoje vietoje vėlgi, man čia daug kas turėtų būti padaryta, kai mes aiškiai susitarėme, neapsitarti, kokios yra veiklos, kas už ką yra atsakingas. Tai va tas pasiskirstimas, jis turi būti nemintinis, ne čia, bet manau, kad jisai padarys tą, bet aiškiai, ko iškomunikuoti. Šitoje vietoje gali būti sunku, ne kad netrodytų kaip išsivėmimas. Ai, pasidaryk dabar. Ko nesusirinktos nuo grindų eilinį kartą. Jo, bet tiesiog šitoje vietoje nesiranda empatiškas suvokimas arba tiesiog pasidalinimas, žiūrėk, mane erzina arba man kelia diskomfortą to numestos kojinės. Aišku, ne visai pasidalinsiu, kad gal tu galėsi susirinkti, nes jiems tai suveiks partneriams, tai irgi turim pripažinti, ne dėl žmogaus emocinės brandos. Bet grįžtant labai specifiškai prie klausimo dėl pasidalinimo, tai pagalvoti, ką aš iš esmės, kas man gerai sekasi, ne ką man patinka daryti, pasidalinti tais aspektais su partneriu, partnerė, ne, ar su partneriais, nesvarbu, tai yra monogamiški ar poligamiški santykiai. Ne, ar susirasti tas pilką zoną, kur nieks nenori daryti. Ne, ar nežinau, meskit šitą, mes galime gal monetą, kauliuką, ne, ar ten kompą pasimti, randomizuoti, dirbtinio intelektą paprašyti, davai sudėk tvarkaraštį savaitę. Ir sudėsi tvarkaraštį savaitę, ne šiukšlių išnešimą ar dar kažką. Tai šitoje vietoje, sakau, suprasti, kas man patinka, ką aš moku daryti, ką partneris moka daryti, kas jam patinka. Ne? Ir tada tikrai yra tam tikrų veiklų, kur tas nueis. Pasidalinsiu asmeninę patyrimą. Tai aš pirmai sakiau, maistą gaminu aš, nes man tas pavyksta, aš greitai, aš mėgstu be virtuvė nebūtų. Aš labai šiukšlę mėgstu nešioti. Bet mano draugė mėgsta šiukšlės nešioti. Bet mano draugė labai tvarkinga, labai mėgsta, žinai, tą viską rūšiuoja. Mes labai daug šiaip susiję, daug rūšiuojam labai šiaip. Man draugė atsakinga už tą. Ir tą sužiūri, viską tvarkoja. O aš to vietoj, kur mane užmisa, nepatinka, bet draugė padaro, viskas yra tvarkoj. Su katės priežiūra, kažkaip buvome, aišku, sutarę, kadangi tai yra partneris katė, kad kraiko dėžę valyti. Bet aš, pavyzdžiui, prižiūriu jos feederį, mes turim tą tokį robotuką, kurį matytume porcijas. Tai gerai, aš jau tas, kur ten užmaišo, nes dėtinį maistą dar katė turi, tai aš jam sumaišau, susipildau jį prižiūrę, ne. Vandenė būdu prižiūrim katį. Tai žodžiu yra tam tikros veiklos, kurios kažkaip pasiskirstam, bet mes apsitarėm, tai man tas labai labai padeda. Vėl elementarus dalykas kalbėti. Jo, tą pat mes, kad paprasčiausiai vėlgi tiesiog prieinam prie to, kad reikia kalbėti savo partneriu. Ir šiaip tiesiog, nes jo vis tiek dar yra užsilikęs įsitikinimas, kad moteris tik atsakinga yra už vaikus ir už maistą. Ir tas toksai mintimis, kad tipo, jo, čia tą turi daryti, šitą, o aš tai tiesiog uždirbu pinigų, žinai, ir aš grįžtu namo ir aš ilsiuosi ir darau, ką noriu. Moteris atsakingos už maistą, bet sakoma, kad vyrai geriausi šefai, ne? Tai va iš tikrųjų, kur yra teisybė. Tai. Jo, man atrodo, man ypatingai su to darbų pasiskirstimu, atrodo taip pat, jeigu asmenybės tokios jau labai suderintos, kad abudu žmonės mėgstantys tvarką, labai gerai, galima tada ir susitarti, gal kai kurie darbai nepatiks, bet padarysim. Kas nutinka kartais ir man asmeniškai su to teko susidurti, gyvenant su kitu žmogum, tai būna tokiu atveju, kur vienas žmogus, aš tarkim esu labiau linkęs į, kad būtų švaru ir palaikyti jeigu tik tai kažkas jau nebešvaru, tada jau sulūžta viskas ir aš jau irgi nebepalaikau švaros. O kitas žmogus yra labiau linkęs pakaupt ir tada tvarkytis. Kaip tokioj situacijai, ką daryti, kuris žmogus turi nusileisti kuriam ir kuris teisus iš tikrųjų? Kaip praeiti tokį, galimai net konfliktą? Labai sunkus klausimas turbūt, nes labai priklausys ir nuo dinamikos, kokie yra ir tosiuose santykiuose. Aš esu bėtas, kur biškai mėgsta pakaupa. Aš turiu rūbų kėdę, ne? Aš irgi sakau, rūbų kėdę. Ne, bet žiūrėk, labai paprasta situacija. Šią savaitę sakau, užgyvenau rūbų kėdę, nes mano buvo draugė sudėta diktų. Sako, man nepatinka tas, ne? Aš šio vietoj gal biškai dabar paglosiuosi pats savį. Jaučiuos ganėtinai brandus. Ir aš tą kėdę tiesiog sustvarkiau. Man tai neskauda, susidėjau tvarkingai spintą, kas šiaip yra ganėtinai logiška. Nes spinta yra už metro. Ir svarbiausia, turim dabar tuščią lentyną, kur aš tą galiu sudėti. Tai ką man ta kėdė? Tu patogu tiesiog. Tai šitoje vietoje, kaip tą apsitarti arba kaip tą suderinti, gali būti sunku. Gali būti tikrai, turbūt ir čia priklausys ir nuo žmogaus, turbūt brandos, ne, ir ketinimo prie jų suderintis, kad gali būti, kad toj dinamikoje visada turbūt gyvensit. Iš kitos pusės, jeigu aiškiai komunikuosit, nekaltinant, nepuolant, kad man tai yra svarbu ir aš nenoriu kažkokį kitokį standartą, bet truputėlį
nežinau, kažkokią tvarką pasilaikyti. Tai turbūt, jeigu žmogus bus irgi reflektuojantis, sąmoningas, ne besirūpinantis jūsų poreikius, turbūt jis kažkiek derinsis. Tikrai yra, neaišku, tai yra susiję ir su tam tikrais ir įpročiais, kuriuos gali būti sunku pakeisti, bet įpročiai nėra asmenybė ir jos galima keisti. Ne? Tai gal reikės laiko, tikrai bus ir tų downfall, kažkokio nukritimo, ne ir vėl to nešvaros bus, bet susigyventi turbūt galima su to. Tai labai beje buvo klausimas, ne toks arba pasvarstymas iškeltas, kas turi nusileisti. Tai pačiai pradžiai turbūt niekas neturi nusileisti. Reikia kalbėtis, ne koks yra tas optimalus mums abiems. Nu, kompromisas toks. Ja, bet kompromisas, aišku, reikalautų nusileidimo. Yeah. Kažkur vis tiek nusileisi, bet šitoje vietoje turbūt kas yra svarbu, kad kompromisas nereiškia, kad laiką tik pralaimėsi, kažką vis tiek iš to gausi. Nu jo, vienas turi, abu turi gauti. Tada tu pasakai savo, kas tau nepatinka, man patinka būti, kad švaru, gerai, tam patinka, kad irgi, bet iš vienos pusės abu jie mėgsta švarą. Tik vienas biški pakaupė, o kitas iš karto tvarkus. Manau, kad čia dar susiję ir su įpročiais Nu taip, ir taip toliau. Jo, bet svarbiausia šnekėtis ir pasakyti savo pusę, tada kitą savo pusę pasako. Ir nu jo, iš vienos pusės tipo, gali būti, kad kažkas šiek tiek nukentės, bet nu, tipo, vis tiek susitarti reikia. Tai. Bet tarkim, šitoj, rūbų kėdė situacija. Tarkim, man, aš tą rūbų kėdė įsivaizduokim yra svetainė ir man žiauriai nepatinka, aš ateinu, aš iškart prastai jaučiuosi namus atėjęs ir tai pasakau antrai pusiai, tarkim, ne? Ir ten turbūt susitvarko. Ir gerai, ir tvarka. Po savaitės vėl rūbų kėdė. Ir kaip, tarkim, tokioj situacijoje, ar tada man tada reikia bandyti kažkaip ar tada, nes man atrodo tai labai dažnai pereina ir į konfliktą, kadangi, kaip atrasti tą tokį, kuris čia vis dėlto turi nusileisti, nes, anksčiau ir vėliau, tai, arba viena pusė aš tada nekreipsiu dėmesį į tą kėdę, arba ta antra pusė pradės tą kažkaip tvarkytis ir gali būti tas pyktis, čia aišku, komunikacija, viskas taip toliau, bet gal tiesiog yra kokių aspektų. Aš galvoju, kad yra keli dalykai. Pirmas dalykas toks, dabar labai negražiai nuskambės, tai kažkaip, kai galvosit apie mano žodžius, besiklausantis, pagalvokit, kad tai pritaikoma kažkaip švelniau. Taip. Elgtis su partneriu truputėlį kaip su mažu vaiku, ką turiu omeny, kad paskatinti jų už, bet kokiu atveju mes norim grįžtamo ryšio, ne? Ir vienas iš būdų, kaip palaikyti tinkamą elgesį, tiesiog kažkoks paskatinimas. Operantinis sąlygas. Operantinis sąlygamas, tiesiog padėkojimas kartais yra labai paprastas dalykas, mums nieko nekainuoja ir įvertinimo žmogaus. Nes tai, kad jis padarė ir jūs jums nieko nepasakėt, kad dėl to net jau geriau jaučiatės, jis negauna jokio grįžtamo ryšio. Vienas aspektas. Kitas dalykas, reikia irgi suprasti, kad žmogus nepasikeis per vieną kartą. Nes jeigu dabar pasakėt, susitvarkė, tai gerai, tai žmogus išmoko tą elgesį va čia ir dabar. Bet tikėtina, kad nebūtinai jo tęstinumas bus. Tai man atrodo, šito vietą reikia nenustatyti, viskas vieną kartą sutvarkė, tai jau išmoko. Neišmoko žmogus, ypač tai, jeigu yra įpročio dalis. Galbūt tas planavimas būtų gera tokia dalis to, kaip bandytume kartu kažkaip ar kažkoks pagalba, galbūt, kad pereiti kažkokį naują įprotį. Ar aš net sunku apibūdinti. Čia gal net susijęs su tuo, kad, aiškiai iškomunikuoti, ko aš tikiuosi, nes, rūbų kėdė mums turbūt skirtingai, ką reiškia sutvarkyti rūbų kėdę. Ar aš tiesiog ant kėdės gražiai sudėsiu daiktus, Taip. Ar aš sudėsiu daiktus ten, kur jie buvo vieta, ne? Ir dar kas yra, ne? Ar aš ten daiktus susidėsiu į spintą, tiesiog sugrūsiu, ar aš noriu, kad jie būtų išrūšiuoti. Iš to vietą net tas apsitarimas irgi detalių irgi yra svarbus, nes sutvarkyk kėdį. Nuėmiau, sudėjau. Irgi ganėtinai abstraktus dalykas, nekonkretus. Tai šitoje vietoje net ir sakant savo poreikius ir ką mes norim padėti, irgi turim būti konkretus. Ne? Dėl to, bet to vietoj, kad jeigu norim pasakyti, ko mes norim konkrečiai, mes turim būti apgalvoję. Labai gerai apmąstę. Tas vėl atsiranda tai, kad mes turim patys padaryti namų darbus, ko mes tikimės iš partnerio, partnerės ar partnerių savo kažkokiam elgesio paskaitimui. Tai net turbūt atsiranda truputėlį paskatinimas ir tiesiog negrįžtamasis iš jūsų įvertinimas, nes šito vietoj mes turbūt visi norim įvertinimo kažkokio, pripažinimo, kad aš padariau kažką tinkamą, ir dabar laukiu. Ir man niekas nieko nesakė, tai gal netiek svarbu buvo, arba kodėl aš dabar turiu tą tęsti. Iš esmės taip, kad ir tiesiog patvirtinimas, kad šauniai. Ir vis tiek daug reiškia. Tiesiog ačiū, vertinu tas savo pastangas. Žinau, kad užnisa, bet labai ačiū, kad nesutvarkė tą kėdę. Tai tai galbūt tada biški vėl grįžtant prie darbo temos, iš esmės, kaip subalansuoti būtent tą
motivacija dirbti, su kiek yra sveika galbūt, kaip, vat, kada atskirti, kiek tu laiko gali skirti darbui, ypatingai tokiem darbam, kurie nėra nuo 8 ryto iki 5 vakaro, tokie labiau, arba kad ir dėstytojo darbas, kuris galbūt reikalauja daug darbo ir namie, arba kad ir darbas, kuris šiaip tiesiog neturi tokio specifinio grafiko, kaip žinot, kada reikia galbūt, daugiau vis dėlto laiko šeimai skirti, nors ir gal nesinori, ir kaip rasti tą balansą. Ne balansą. Pusiausvyrą, ribą kažkokią. Jo. Toks klausimas būtų, kodėl ieškot balanso, kodėl neieškot praturtinimo. Galėsim paskui truputėlį kitas konceptas pakalbėti, bet vienas turbūt iš tų dalykų, ar aš ne per daug laiko darbų skiriu, yra turbūt ir mano paties fizinė savijauta, neįstraukimas, ar aš nesijaučiu kažką prarandantis, neįsitraukdamas į darbą, ar aš jaučiu, kad pasirūpinu tiesiog savim, ar mano sveikata neprastėja, tas pats gal miego kokybė gali suprastėti, nedėmesys, kognityvinės tiesiog funkcijos. Kartais irgi turiu nepamiršti, kad šeimiškė, antra pusė, trečia pusė, nesvarbu, gali irgi grįžtamą ryšį pateikti ir šitą vietą turbūt, jeigu mūsų partneris ar partneriai sako, kad gal mažai laiko skiriam, gal irgi yra kažkoks signalas. Tai šito vietoj, jeigu net ir mokslinė prasme žiūrėtų, nėra to tokio diagnostikos tokios aiškios, kad čia yra darboholikų. Tiesa, yra tikrai tyrėjančių ir yra pas mus ir katedrikas daug tam dėmesio skiria, tai geriau atsakytų negu aš. Bet aš sakyčiau, kad šito vietoje turbūt atsiranda tas savo signalų ieškojimas. Ir, iš esmės, kiek nesu patenkintas visose gyvenimo srityse šiuo atveju, tas nepaisau, kad to koncepto nemėgstu, bet gal jis yra tinkamas, kad gerai darbė, jaučiuosi įstraukęs, motyvuotas, dirbu, man yra smagu, tvarko, vienas sritis gera, kaip yra su šeima. Ir esu dar patenkintas šeima, gal ne tiek patenkintas, tai kas ko man šeimoje trūksta. Gali būti, kad šeimoje natūraliai trūksta, savirealizacijos, gal šeima negali susilaukti vaikų ir dėl to patiria irgi kažkokią emocinę distresą. Tai gal mes tiesiog reikia su partneriu kažkaip tą irgi bandyti ir eiti pas porų terapeutą, nes nevaisingumas irgi nedidelė atskira tema, daug kas dabar vis daugiau atsiranda specialistų su tuo dirbančių. Tai iš to vietoj, man atrodo, tas reikia pareflektuoti tiesiog karts nuo karto, įsivertina, laimingas darbe, gal algai laimingas. Šeimoje mažiau, kas šeimoje yra taip, arba kas galėtų būti kitaip šeimoje. Tai diagnostikos tokios tikrai įrankiai, jokio kažkokio greito neturiu, nežinau, ar jis praktikoje yra. Turbūt mes daugiau kalbam apie perdegimą, tam tikras konsekvencijas, pasiekmes, kas to yra tokio pernelyg didelio įsitraukimo į darbą. Bet, tai grįžčiau tiesiog, kad stebėti savo turbūt būseną ir jeigu kalbant labai specifiškai apie darbą, šeimą, tai tiesiog šeimiškių grįžtamą ryšį. Europos socialiniam tyrimė, kurio aš irgi dirbu, vienas iš klausimų buvo praėjusioje bangoje, kadangi ten buvo tyrimas darbo šeimos konfliktas, tai buvo, tiksliai dabar neatsiminsiu klausimo, bet esmė tokia buvo, ar aš negaunu neigiamo grįžtamo ryšio iš šeimos narių, ar jie nesuskundžia mano darbo. Aišku, iš to vietoje, jeigu aš esu žiauriai laimingas darbe ir man šeimiškai pasakys, kad nedirb daugiau, tikrai nebūsiu happy, Tai vėl atsiranda tiesiog mokėjimas prieita, tokias laikotarpis. Būdas pasidalinta, nekaltinant pasakyti, pasakant, ką tai man reiškia, aš kalbos naudojam. O šiaip tiesiog įdomu, kad vis tiek jūs daug laiko praleidžiat darbuose, straipsniuose, moksliniuose ir panašiai. Kaip tiesiog žinoti, taip, nežinau, grįžti namo ir kažkaip atsijungti nuo to šiek tiek darbo aplinkos, kad nemaišyti asmeninį gyvenimą ir darbą, ta prasme, kas vyksta darbe. Nes tai yra tikrai sunku padaryti, tai įdomu, ką jūs manote. Neprasinės to bagažo. Jo. Mano situacija biški irgi kitokia, nes mes su draugė dirba tam pačiu vietą. Tai mes turim tiesiog galimybę būti čia ir dabar ir truputėlį pamaišyti tą. Tas darbo šeimos ribos yra svarbus dalykas, nes jis gali būti veiksminga priemonė mažinant tą patį darbo šeimos konfliktą. Iš esmės, yra tas gali būti labai banalios strategijos telefonė naudoti Outlooką. Pas mus vadovų sistemoje, vadovų universitete mes naudojame Outlooką. Neturėtų Outlooką tiesiog telefone. Vienas iš būdų, nes aš, pavyzdžiui, turiu, aš gaunu laiškus, bet aš mėgstu juos paskaityti. Aš iš karto nepuolu atrašyti, bet aš bent jau suprantu, kas kontekstą man tai netrukdo. Draugė labai specifiškai yra ištrynus. Neturi, tas irgi kaip tiesiog strategija atsiriboti.
Net tokia viena gali būti. Kas dar gali būti, turbūt yra fiziniai labai aiškus barjerai, skambučių neatsiliepimas, jokių darbų, fizinio nesinešimas darbo, nes kartais darbo kalendorių nori parsinešti, bet darbo kalendorius turbūt darbė ir turi likti. Tai būdų turbūt gali būti įvairių skirtingų, kažkokia efektyvesnė tikrai nėra, tas darbo šeimos ribos yra tyrinėjamas kaip reiškinys, bet jis irgi toks ne vienašališkas. Dažniausiai kalbam, tai yra, kad tai yra mūsų tam tikras kognityvinis nusistatymas, ar aš leidžiu savo arba neleidžiu derinti darbo ir šeimos. Tai tas atskirimas jis vėlgi riboja tą galimybę patirti darbo šeimos konfliktą, kas yra turbūt siekiamybė. Ten, pavyzdžiui, jeigu ta pozityvesnė darbo šeimos derinimo pusė, tai irgi tyrimai rodo, kad jeigu labai atribosim, tai ir to nepatirsim. Tai šitoje vietoje gal praktikas sako, kad nereikėtų maksimaliai apriboti. Bet sakau, tokių paprastų dalykų tiesiog nusistatymas savo taisyklių, ne šeimoje taisyklių, nes jeigu aš nustatau taisyklę, bet matau, kad partneris ar partnerė dirba, kodėl aš negaliu, ne? Tai matau, iš toje kartais reikia tokio palaikymo tiesiog ar aplinkoje, ne? Kad jisai arba jinai to nedaro, toks koalicija sudaryta, kad judėt kažkaip kartu. Taip. Man atrodo, žmonės, kai būtent ta žodis komunikacija, kadangi jis toks abstraktus yra, man atrodo, žmonės dažniausiai neįvertina, kiek iš tikrųjų daug aspektų reikia iškomunikuoti. Ar tai ribos tokios, kad yra kiek aš darbo parsinešiu namo, kiek neparsinešiu, arba kaip mes darbus pasiskirstysim, arba kada, kai kažką tu darai, man nepatinka, kaip aš tau tai iškomunikuosiu. Visa tai, iš tikrųjų, tas, man atrodo, žodis komunikacija, jisai tiesiog, kadangi jisai toks abstraktus, ne visai ir atspindi iš tikrųjų, kiek, tai vos nedarbas tam padalinai, nebūtinai neigiamas darbas, toksai varginantis, sakykime, bet, irgi turi tą varginančią dalį. Bet man visai iš tikrųjų patinka toksai, kalbant nespecifiškai gal apie darbą, bet apie būtent tą tiesiog būtent išreiškimą, kiek, kada, kai sakėt, reikia žinot, kada reikia komunikuoti, tą išreiškimą, kiek galima skirti partnerių vienas kitam. Nes seniau, labai dažnai tas sakymas 50-50 turima skirti, bet man atrodo, kad visai gražus yra, kur kiekvieną dieną nusistatyti, kiek gali skirti, ypatingai grįžus po darbo, pasakyti, aš šiandien galiu tik tai 30, o kitas sako, aš papildysiu 20, kad galėtume kažkiek, arba, man atrodo, ta komunikacija nebūtina turėti tokią tiesioginę, kad, nes jinai kartais kaip tik ir neišsako tiek, nes žodžiai kartais tokie limituojantis gali būti, arba mes nemokam iškomunikuoti to. Tai, man atrodo, yra naudinga visai rasti savus būdus, kaip komunikuoti apie savo emocijas, arba apie tokius. Jo, man atrodo tik tiek, kad tokiam kontekste, čia kai kalba psichologai, man atrodo, kai mes pasakom komunikaciją, tai būtinai reiškia tokį neigiamą dalyką. Turiu kalbėti apie taisyklės, kas nėra lengva, apie savo emocinę būseną. Bet komunikacija gali būti tiesiog apie pasidalinimą, kodėl man šiandien buvo gera diena. Pasidalinti tiesiog pozityvią patirtim. Padėkojimas partneriui už, šiandien faina, labai pusryčiai buvo, labai skanus buvo, ačiū, kad šiukšlės išnešė, ačiū, kad ten ryte tyliai susitvarkiai, kol ruošėsi darbą. Tai to komunikacija turi apimti ir tos pozityvius dalykus, ir pasidalinimą tiesiog savo dalykais, kuriuos aš atradau, ką aš galbūt šią savaitę patyriau, gal kažkokį mini laimėjimą, ko nespėjau pasidalinti. Gal, nežinau, ten pakvietė į podcastą, įdomus labai experiences, ačiū už pakvietimą. Ačiū, kad atvykote. Tai toks fainas dalykas, tiesiog tau kažkoks yra vertinimas, gal tiesa įdomus ir tu pasidalinti. Man atrodo, kai mes kalbam apie komunikaciją, irgi neturim turėti stereotipo arba tokį įsivaizdavimą, kad komunikacija santykiuose yra tik apie kas blogai arba kažkokių tai klaidų taisymą. Jo. Tai apima ir viską, nes realiai pasidalinimas grįžta iš darbo, pasikalbėta, ten Rima vieną arba kitą dalyką pasakė, kaip juokimas, kaip linksma. Tai yra komunikacija, iš esmės yra bendravimas. Taip. Tai šitą vietą labai norisi tą atkreipdėmėsi, kad komunikavimas turi būti ir apie pozityvius dalykus santykiuose, tai ką ir padėkojimas, ar pabuvimas dėkingu už tai, ką man partneris arba partnerė padarė arba pasakė, ir tiesiog kartais nespėjom ačiū pasakyti. Tai gali būti tam tikra tradicija, pavyzdžiui, penktadienis, jeigu turim pasimatymų dieną, 5 minutės skirti tiesiog tokiam pasidėkojimu viens kitam arba kad pasakinį benčių pasakyti. Man atrodo, būtent šita komunikacijos dalis yra labiausiai tokia apleista, nes kartais atrodo tie dalykai gali būti net ir tokie savaime suprantami. Kad ir paprasčiausiai pasakyti, kad ten, tarkim, labai myliu, arba labai ačiū, kad čia, nors ir kad ir rutiniškas dalykas, tarkim, jeigu pusryčius daro kiekvieną rytą, vis tiek, man atrodo, kartais yra tiesiog svarbu tai išgirsti,
nors ir tai yra savaime suprantama, nors ir tai, bet įvertinti tą pastangą, man atrodo, padaro labai daug. Ir man atrodo, tas ir labiausiai geriausias būdas, kaip ir išvengti gal kažkokių konfliktų, nes, tiesiog jeigu atrodo, kad niekada tų komplimentų nėra, bet komunikacija, ta, sakykime, visą laiką tik iš neigiamos pusės, kaip viskas blogai, tai man atrodo ir, pakeičia ir požiūrį tiesiog į visus santykius. Gal jie nėra iš tikrųjų tokie baisus, bet tiesiog kadangi visą laiką pokalbis yra apie tas negerai, tas blogai, tą mums reikia tvarkyti, tą mums reikia, tai atrodo, tikrai darbas, tiesiog antras darbas. Malonumą praleidžiam. Iš tikrųjų, ačiū Jums labai už pasidalinimą apie šeimos aspektus visokius ir apie darbo aspektus. Galbūt dar turi klausimų kokių? Ne, aš tik noriu pasakyti labai gerą pastebėjimą, kad mes atsimeni apie konfliktus šnekėjom. Taip. Tai labai gražiai, kad Tadas sujungia, žinai, tas labiau už tokio experience pusės, ką mes jau esam šiek tiek aptarę. Tai labai dėl to irgi labai džiaugiuosi, kad jūs atvykot ir kad nusprendėt ir nepavau, kad mes šiandien nesąmonės darom. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir labai įdomi tema. Ir labai patiko man dar tas komentaras, kad komunikacija, jinai nėra vien tik apie neigiamus dalykus. Kad yra labai svarbu pozityvius dalykus pasakyti ir tai viską apima. Tai ačiū. Aš kažkaip atreaguot noriu, kad čia tiesiog labai toks smulkus aspektas. Aš manau, kad labai fainas yra jūsų projektas, labai vertinu jį, nemanau, labai kad tobulėja, ir kiekvienas pokalbis yra, aš ten truputėlį visą permetu ir perklausau, ypač kas psichologijos katedros ateina pažiūrėti, tai manau, kad labai vertingas dalykas, tikiuosi žiūrovo neklausyti irgi įvertina tą ir taip pat pasakysiu Jums ačiū. Tai ačiū, kad aš dabar žiūrovus įgarsinsiu, ačiū, kad kuriat, kad galvojat klausimus, o kad temas galvojat, nes tai tikrai nėra lengvas dalykas. Ačiū, kad pakvietėt ir tikiuosi žiūrovam klausytam nebuvo labai nuobodu mane čia klausyti. Tikrai nebuvo. Tikrai ne. Ir tikrai labai dar dėkojam, kad pasidalinat ir apie savo patirtį, nes man atrodo, tai labai padeda geriau suvokti tos aspektus, kai galima išgirsti pavyzdį, kuris gali nuskambėti, čia komunikacija, kas tokia, bet kai išgirsti, tokie dalykai gali būti komunikacija. Aš savo tą patirtį pagrįsti tos visus dalykus, kad ne vien tik, tyrimai pasakė taip, yra tas, ne, bet labai ypač žmonėms ir šiaip įdomu ir kitiems, kad, jeigu tu savo kažkokios patirties asmeninės pridedi, tai tik, žinai, labai pagrindžia tą, kad tu nori pasakyti. Tiesiog. Jo. Tai šiandienai tiek, gal dar norit pasidalinti kažko, ar kažką closing statements tokius kaip ir, ar tiesiog... Jo, tai closing statement, dabar greitai greitai išvada tokia, ne? Komunikuoti, aš kažkaip dabar pagalvoju, kad komunikuoti reikia ne tik su apsibendrinant, ne komunikuoti ne tik su partneriu ar savo šeimos nariais ar su kitais, bet ir su savim, ne? Tai mes kalbėjom tą refleksiją, tai irgi komunikacija. Taip. Ne tik tas atsakovas ir kalbėtas ir klausantysis yra esu aš pats, ne? Tai varginantis dalykas, sunkus dalykas ir niekas negimė tą mokėdamas. Tai man to šitą vietą irgi toks įprasminta, ne? Kad komunikacija, tai santykiai ir pačiu savimi, kitaip apibūdinant refleksiją, yra sunkus dalykas, tam reikia skirti laiko, mokytis ir nenorėkit mokėti viską padaryti iš karto. Tobulai, ne? Tai toks, mano tokia kažkaip žinutė, kas dabar taip susimavo. Supratau, tai tada ačiū Jums dar kartelį, jau dėkojam tiesiog be sustojimo ir tada klausytojams laukiame Jūsų kitame epizode. Bučkis! Bye bye.